keičiausi nuomonę, mintimis, na, tiesiog nepavyko sugalvoti nei vieno kito automobilio, kuris būtų bent jau panašiame kainų segmente, kaip šis Dacia Duster. Tad toks ir pasirinkimas, vienintelis iš visų galimų Dacia Duster. Kai 2010 metais debiutavo pirmos kartos Dacia Duster, šios markės automobilius rinkdavosi tie, kurie norėjo naujos mašinos, tačiau neįpirkdavo nieko kito. Ir tai buvo pasirinkimas iš tokių automobilių kaip Dacia Logan, Dacia Sandero, Dacia Docker, na vėliau pasirodė Dacia Logi, bet kokiu atveju visi šie automobiliai buvo perkami iš praktiškų sumetimų. Taigi, pirmos kartos Dacia Duster buvo tas automobilis, kuris buvo ne tik praktiškas, tačiau tiko ir tiem pirkėjam, kurie norėjo madingo segmento atstovo, o tai reiškia kompaktinio SUV automobilio. Taigi, nors ir nebuvo, švelniai tariant, itin prabangus tas pirmos kartos Dacia Duster, tačiau jis sulaukė tikrai didelio populiarumo. Todėl, kai 2017 metais debiutavo antroji šio modelio karta, ji buvo kur kas pažangesnė, kur kas geriau įrengta, kur kas geriau pritaikyta kasdieniams naudojimo savybėms, tad nieko keisto, kad tas automobilis šiandien yra pats populiariausias šio SUV crossover automobilių su padidinta prošvaisa segmento atstovas visoje Europoje, kurio buvo nupirkta daugiau kaip 2,4 milijonai automobilių. Nebrangus, praktiškas, su padidinta prošvaisa, neblogai atrodantis, ko daugiau reikia pirkėjui, kuris ieško praktiškos mašinos už prieinamą kainą. Na, o štai čia už mane stovi štai jau trečios kartos Dacia Duster ir pažiūrėkite tiek į jį, tiek į šią aplinką, kurioje jis yra pristatomas. Na, iš ties, tai yra dailus automobilis, nepasakytum, kad tai yra viena pigiausių šios klasės mašinų. Bet grįžkime šiek tiek prie antros kartos modelio. Su juo aš buvau susipažinęs tikrai nemažai. Tuo automobiliu teko nuo Vilniaus nuvažiuoti net iki Portugalijos, kitoje kelionėje važiavau iki Korsikos ir Sardinijos, tad automobilis tikrai ne tik kad nesugedo, bet pasirodė tikrai labai praktiškas pasirinkimas, ne tik važinėjant mieste, bet ir tolimuose išvykose. Praktiškumas praktiškumu, tačiau išvaizda, renkantis miesto automobilį, yra taip pat svarbi. Na ir žvelgiant į šį naujos kartos Dacia Duster, jį tikrai galima pagirti dėl efektingai atrodančio dizaino. Be to, štai čia visose versijose yra tokie nedažyto plastiko, tačiau su dažų dalelių intarpais elementai, kurie yra ir praktiški, ir nebijo subraižymų. Lygiai taip pat, kaip apsauginės plokštės po automobiliu, na, jame netrūksta tikrai labai praktiškų sprendimų. Ir pasižiūrėkite į jo prošvaisą. Kaip ir anksčiau, automobilis galimas tiek su priekiniu, tiek ir visų varančiųjų ratų pavara. Ir štai čia šis automobilis turintis priekinius varančiuosius ratus turi 21 cm prošvaisą. Jeigu versija su visais varančiaisiais ratais prošvaisa siekia net 22 cm. Didžiausia tokia tarp visų automobilių šioje klasėje. Įspūdingas iš priekio, iš šono ir gale atrodo nemažiau efektingai. Vienas didesnių priekaištų šiam modeliui buvo gana nedidelė bagažinė. Žinoma, tai yra B segmento nedidelių automobilio atstovas, tačiau bagažinė pati padidėjo nuo 430 litrų iki daugiau kaip 500 litrų. Visa gamintojas nenurodo, kiek bus litro, jeigu nulenkti galinių sėdinių atlošus. Tačiau žiūrėkite, kokių čia yra praktiškų sprendimų. Štai podelių laikiklis ir čia yra gal net 8 vietos tokiems sumanėms sprendimam, tiek pritvirtinti salone, ar podelių laikiklius, ar telefonų laikiklius. Ir štai pavyzdžiui, šitas yra ne tik laikiklis, klausimas, ką jis čia daro bagažinėje. Tačiau štai ir toksai žibintuvėlis ir jisai netgi turi Type-C USB jungtį. Kalbant apie patį automobilį, jis yra pagamintas naudojant iki 20% perdirbtų medžiagų, o tai, kaip gamintojas nurodo, taip pat yra geriausias rezultatas visoje pramonėje.
Tikriausiai jau atkreipėte dėmesį į automobilio rankenėlės. Anksčiau buvusios tokios senamadiškos geldelės kriauklelės, dabar priekinės durelės turi štai tokį patogų paėmimą. Na, o gale gal ir netoks patogus, tačiau stilingai atrodantis atidarimas štai čia viršuje esančiomis rankenėlėmis. Duster nėra didelis automobilis. Jeigu norite didesnės mašinos, tada jau palaukite, kada maždaug po metų pasirodys ir didesnysis šio automobilio brolis Bigster. Na, o naujas Dacia Duster yra pagamintas naudojant modulinę gamintojo platformą, tokią pačią, kokią ir turi naujos kartos Sandero, taip pat Dacia Jogger. Kas čia gerai, kad bent jau kojas galima pasikišti po priekinėmis sėdynėmis. Ir štai čia, aš matau, yra toksai šioje komplektacijoje specialus mikropluošto audinys, kurį tiesiog galima plauti. Tai reiškia labai praktišką dalyką. Ir jeigu išsipurvins automobilio salonas, tai tiesiog bus galima išplauti, o purvas neįsigers į sėdynės. O iš praktiškų dalykų, štai čia yra dvi Type-C jungtis ir tas pats puodelių laikiklis, kurį aš galbūt pasieksiu pasiimti iš čia. Štai, persidėjau tą patį puodelių laikiklį iš bagažinės čia į apačią, su to pačiu štai prožektoriumi. Gali laikyti savo bokaliuką kavos ir eiti miške pasišviesdamas. Na, tikrai gerai pagalvoti dalykai. Štai, prašiausiai įsitvirtina, kaip jau minėjau, čia gali būti ne tik puodelių laikiklis, tačiau ir, pavyzdžiui, telefono ar planšetės laikiklis. Kaip jau minėjau, čia yra iki 20% panaudota gamyboje perdirbtų medžiagų, tačiau bent jau surinkimui kažkokių priekaištų tikrai neturiu. Ir automobilis yra surenkamas Rumunijoje, Dacia Pitești gamykloje. Na, taip pat, jau kaip šnekėjau su gamintojo atstovais, jie turi planų, kad kadangi automobilio gamyba yra labai tikrai intensyvi, didelė, kasdien toje gamykloje yra pagaminama po 1000 automobilių, tai bus tikriausiai plečiama gamyba ir papildomai automobiliai bus gaminami ir Turkijos Bursos gamykloje. Na ir nors kompaktinis, tačiau štai langeliai gale ir gana dideli stiklai. Čia viskas atrodo tikrai labai praktiškai ir kaip iš išorės, čia yra dizainas. Čia yra štai tokios briaunuoti paviršiai ir atrodo tikrai stilingai. Tikriausiai neturite jokių abejonių, kad modernus iš išorės, viduje naujasis Dacia Duster taip pat atrodo efektingai ir žinoma, jūs neklydote. Štai minkštas plastikas. Juokauju, nėra čia minkšto plastiko, viskas kieta, tačiau svarbu, kad atrodo gražiai ir atrodo tikrai stilingai. Dailios spalvos, dailios formos, kaip ir antros kartos atnaujintoje versijoje, štai pailgi ortakiai su bronzinės spalvos elementais, na, viskas tikrai atrodo stilingai, gražiai. Ir, kas svarbiausia, klimato kontroliai, štai čia yra atskiras fizinių valdiklių blokas, tad na, visi šitie dalykai yra, tas gerai. Taip pat, žiūrėkit, koks įspūdingas vairas, plokščias iš viršaus, iš apačios, na, niekad nepagalvotum, kad Dacia galėjo kažkada pagaminti tokį automobilį. Ir štai dabar jis yra. Čia yra belaidis telefono įkrovimas. Štai antra dėtuvė, tiesa, tokia slidoka yra čionais. Čia yra du puodelių laikikliai, maža dėtuvėlė čia, štai atidaroma dėtuvė čia, na, dėl praktiškumo neturiu jokių klausimų. Štai tokia, aišku, truputį iškrentanti dėtuvė štai čionais, bet, na, gerai. Apie kainas užsiminsiu šiek tiek vėliau, tačiau kur kas svarbiau yra, kaip viskas atrodo, kaip veikia ir štai kas krenta į akis, tai antroje nuo paprasčiausios komplektacijos versijoje yra multimedijos ekranas 10,1 colio, žinoma, belaidis Android Auto Apple CarPlay ekranas, taip pat tik pačioj paprasčiausiai yra mechaniniai prietaisų skydelio rodmenys, visose kitose komplektacijose yra spalvotas skaitmeninis ekranas, tad viskas čia tikrai yra šiuolaikiška.
Toliau, čia yra smart sprendimas, štai kurį rodžiau ir sakiau, kad galima pritvirtinti ir apačioje telefono laikiklis, štai jį tiesiog įstatai čia ir savo gali prisitvirtinti telefoną. Lygiai taip pat jį galima pritvirtinti štai čia keleivio vietoje. Na, tokių daug sumanių sprendimų. Ir štai čia matote šioje hibridinėje versijoje štai tokia efektinga pavarų perjungimo svirtelė. O kalbant apie variklius, transmisijas, tai automobilis, kaip jau minėjau, gali būti varomas tik priekiniais ratais, gali turėti visus varančiuosius ratus, gali turėti 1 litro motorą su dujinė įranga jau gamykloje įrengta, 100 arklio galių 3 cilindrų, taip pat 1,2 litro 3 cilindrų motorą, 130 arklio galių, tiesa kol kas komplektuojama tik su mechaninė pavarų dėže ir iš Renault automobilių žinoma hibridinė pavara, kuri yra tikrai efektyvi ir štai dabar nuvažiavus keliasdešimt kilometrų matau, kad degalų sąnaudos yra vos 4,8 litro 100 km. Iki visiškos laimės galbūt norėtųsi tai, kad šitas automobilis turėtų ir automatinę transmisiją, ne tik hibridinėje versijoje, nes hibridinė versija yra pati brangiausia. Bet apie kainą šiek tiek vėliau. O apie pačius motorus, kaip jau minėjau, 1 litro su dujinė įranga yra variklis 3 cilindrų ir tikriausia tas optimalus variantas, jeigu norite šiek tiek daugiau galios, tai yra 1,2 litro 3 cilindrų variklis, tačiau pasiekiantis net 130 arklio galių, ko šiam nedideliam SUV crossover automobiliu yra tikrai daugiau negu pakankamai. Žinoma, degalų sąnaudos bus didesnės negu čia mano matomos mažiau negu 5 litrai 100 km, tačiau reikalas tas, kad bent jau kol kas su šiuo varikliu nėra siūloma automatinė transmisija, tik mechaninė 6 greičių ir visgi aš kalbėjau su automobilio atstovais, jie nepaneigia, kad anksčiau ar vėliau toks pasirinkimas atsiras, tačiau šiai dienai, jeigu norite automobilio su automatinė transmisija, tokiu atveju jūsų pasirinkimas yra tik tai hibridinė versija. We'll start first gear. Yeah. Start moving. Don't I need to turn off ESC? No, you I don't think have a it's button here. No worries. You don't have button? No? No. Special button for No. this? No. Now Not we anymore. Not anymore. We take the feet out. Don't You touch mean the pedals. at all? Nothing. Not that one. Take Okay. out. Just the steering wheel. Okay. And you see how the car copes on its own. So here there's a 6 degrees going up. You can see here. But this is manual Manual. and it drives itself. And it goes. Okay. So a regular petrol engine would stall. Yes. Yes. And diesel engine will go over. So Yeah. this is a petrol engine. It is not stalling. Don't accelerate. And you see 9 degrees going up. Aš atleidau sankabą ir jisai pats važiuoja. Čia yra su mechaninė pavarų dėžė. 9 laipsniai įkalnė ir automobilis pats važiuoja. Štai laikau kojas. Nespaudžiu nei sankabos, nei akceleratoriaus. So I can demonstrate that we have the same level of motoricity as the diesel engine, Okay. just with the tuning. Okay, here this is longer, 9 degrees going up. Okay. It's not stalling. Okay, they did a good job. Yes. Yes. So we move, now we can touch the pedals. We move forward. We stop here. Okay, stop. So now there's low visibility. So Yeah. when doing this kind of stuff, the cameras are quite useful. So front camera, wide angle, low angle. We can Yeah. see everything in front of us. So now we'll go down, we'll test the hill descent control. You can push it. Light is on. You see the symbol on the screen. Yeah. So when you move, you turn green. When it's active, you turn green. So we'll go down, following the camera, without Okay. braking. Okay. No braking. So I just start driving. Just drive normally, and it's And unnatural. I'm letting go it, right? Just let it go. We'll go downhill. Okay. Automatiškai pats stabdo. Nusileidimo nuo kalno sistema veikia. Yeah. Good. So now you accelerate and we'll stop at the middle of the climb next to the tree. So we'll stop here. Okay, good job. So now we'll test the hill climb assist. This system, we are now 12 degrees going up, we're stopped. This system works like an auto hold. When you Okay. release the brake, the car will be stopped for 3 seconds.
it's more than enough for you to start moving. Okay. So let's go. Yeah. Job. Okay, let's stop here on top. So now you don't see, just use the camera. We'll go down slowly. We have 21 degrees going down. We're Okay. slowly using the clutch and the brake. Should I use a brake as well? And the clutch, yes. And the clutch. Yes, we have to go slowly. Okay. Okay, the camera is on. You will see, so over there is quite steep. It See is. here the angles. It doesn't work with the system itself now? It works, but it's too much speed for Okay. 21 degrees. So this is a, Okay. this is a lot. Okay. Okay. Ah, let's Okay. tikrai Now didelis kampas. we go up the slope Yep. and we'll see the inclination. Okay. Okay. So I'll put you the left camera. Yeah. You just follow the tracks with the camera. Just like that. Good. Go slowly. Straight. Straight. Slower. Slower. We'll see here the angles. Okay. Right, sliding. You have to turn right. No, don't turn left. Like this. Okay. Slowly. Use the brake. 24. Okay. 5. Okay. Turn a bit. Good. Good job. So this one will show the attack and exit angle. We have 1 more degree than the previous generation. Now it's 31 degrees the attack angle and 36 the exit. Go up. Get the camera, now you don't see nothing, just see the camera slowly. Go really slowly using the brake and the clutch. Brake, brake, brake. And we'll see here the maximum angle. Keep going. Okay. It's 6. impressive. Okay. Now we push to go up a little bit. A little bit. Yes, a little bit. Okay, stop. Okay. Now we'll see the maximum steering angle. So turn all the way to the right, and you see how much the car turns. It's crazy. It is. It is. 4x4 doesn't turn like this. No. So we'll keep going. So basically we kept the same philosophy. It's a lightweight car, very agile, that Okay. makes the perfect vehicle for novice 4x4 activities. Okay. So this is not made for extreme 4x4, Sure. but for novice it's the perfect vehicle. Lightweight, agile, you don't need to maneuver because it turns a lot. It's light, everything is natural. Taigi, nemažai rivales prisivažinėjau su nauju 3 kartos Dacia Duster ir galiu pasakyti, kad kalbant apie važiavimą, tai išliko tas pats komfortiškas automobilis, šiek tiek siūbuojantis, su šiek tiek netikslė vairo sistema, tačiau šioje klasėje ir būtent šiam automobilio tipui su padidinta prošvaisa viskas tikrai tinka. Komfortiškas nuvažiavus į blogesnį kelią, neįtin aštriai valdomas dėl to, kad tai tikrai neprioritetinė savybė, kur kas svarbiau, kad jisai būtų ramiai valdomas. Kalbant apie garso izoliaciją, jinai žinoma geresnė negu anksčiau, tačiau nėra ko tikėtis stebuklų. Nuvažiavus ant blogesnio asfalto šiurkštesnio tikrai, triukšmas nuo padangų gana gerai girdimas, tačiau aerodinaminis triukšmas yra palyginti nedidelis. Hibridinė pavara, jeigu labai daug norėti iš jos spaudžiant ir akceleruojant, tikrai jinai veikia gana triukšmingai, tačiau jeigu važiuoti ramiai, kaip minėjau, galima įsidegti ir 5 litrų 100 km, štai dabar su tikrai nemaža greitkelio atkarpa yra 6 litrai 100 km, taip pat geras rezultatas. Jeigu tai būtų tik benzininis motoras, tai būtų degalų sąnaudos tikrai važiuojant tokiu režimu, kaip mes važiavome, tikrai apie porą litrų didesnės. Toliau, neliko dizelinių motorų, yra tik benzininiai variantai, įprasti benzininiai, benzininiai su dujinė įranga ir hibridiniai modeliai. Tiesa, dar apie sėdėjimo patogumą, iš tikrųjų patogios sėdynės ir, kaip minėjau, su specialiu audiniu, kurį galima plauti, tad galima nebijoti, kad jos bus išsitepusios, tad automobilis tikrai ir toliau išlieka vienas praktiškiausių pasirinkimų šiame segmente. Na, o žinoma, kai kalbame apie praktiškumą, tai
pirmu atveju galvojame apie kainą. Ir jei ankstesnis antros kartos Dacia Duster, kurio paskutinės versijos 2023 metų modelio apžvalgą dariau mažiau nei prieš metus, jie galite rasti Motorai TV YouTube kanale. Ir tuo metu tas automobilis kainavo nuo 15 690 eurų. Tai šis naujas modelis kainuoja lygiai 2000 daugiau. Tai yra 17 690 eurų. Tai yra versija su 1 litro benzininiu varikliu. Jeigu norite galingesnės versijos, tada jau automobilio kaina prasideda nuo daugiau kaip 20 000 eurų. Ir visą tai kalbame apie modelius su mechaninėmis pavarų dėžėmis. Ir jeigu norite automatinės transmisijos, tai šiai dienai jinai yra siūloma tik tai hibridiniams modeliams. Natūralu, hibridiniai modeliai turi tik tai automatinės transmisijas ir tokių automobilių kaina prasideda nuo 25 000 eurų. Tai yra tikrai nemažai. Bent jau kol kas nėra siūloma automatinė transmisija įprastiem benzininiam motoram 1,2 litro 3 cilindrų, tačiau, kiek aš kalbėjau su atstovais, anksčiau ir vėliau tikrai turėtų pasirodyti tokia versija, tuo labiau, kad toks automobilis ir kainuotų mažiau. 23-24 000 eurų kainuoja versijos su visais varančiaisiais ratais ir čia yra 3 komplektacijos. Essential, pati bazinė, Expression ir Journey arba Extreme aukščiausios komplektacijos modeliai. Aukščiausios komplektacijos modeliai, akivaizdu, yra patys brangiausi. Tačiau yra vienas bet. Tas vienas bet, kad tiesiog už šią kainą tiesiog nėra jokių kitų konkurentų rinkoje. Kad ir kiek galvojau, kad ir su kuo diskutavau, keičiausi nuomonę, mintimis, tiesiog nepavyko sugalvoti nei vieno kito automobilio, kuris būtų bent jau panašiame kainų segmente kaip šis Dacia Duster. Bandžiau atsiminti, galbūt Suzuki Vitara, bet ne, jisai ir brangesnis, ir technologiškai yra gerokai senesnis. Galbūt Toyota Yaris Cross, bet vėlgi ne. Taip, jis turi gerą hibridinę taupę pavarą, tačiau akivaizdu, kad ir šis hibridinis automobilis yra taupus, tačiau yra vienas skirtumas. Jei Dacia Duster yra galima su visų varančiųjų ratų pavara, tai Yaris Cross tiesiog tokios neturi. Štai toks ir skirtumas. O neseniai atnaujinta Toyota Yaris Cross aš išbandysiu visai greitų laikų. Tad toks ir pasirinkimas, vienintelis iš visų galimų Dacia Duster.